Labas, brangiai. Hostingerio kūrimo įrankis, e-komercija ir iš tikrųjų, kaip kūrybiniai verslai, projektai yra labai, tiek jie save nuvertina, tiek rinkos atžvilgių nusivertina, sakykime, tai apie rankų darbo gaminius. Iš tikrųjų, grupiokė. Mokėmės kartu grafikos dizaino. Labai smagu, kad mes dar palaikome gražų ryšį. Tai turi tokį projektą, pradėjo daryti, pati savo rankom kūrė, neria įvairius gaminius kūdikiams. Ir susidūręs tokią problemą. Kadangi norėjau susikurti elektroninę parduotuvę, tai darė pati su paprasčiausiais įrankiais, kuriais galėjo surasti ir kad būtų kuo paprasčiausiai žmonėm. Tai darė su Hostingerio kūrimo įrankiu. Nieko blogo apie jį neturiu, tik jis turi savo limitacijų. Tam apribotas tam tikrais dalykais, tikiu, su laiku bus tikrai labai geras, bet šiai dienai tampa tiek mokėjimo sistemomis, integracijomis, tiek kitokiais dalykais. Pačioj pradžioj super, kad būtų galima pasidaryti patiem, bet vėliau jis tampa sudėtingesnis. Jo reikia programuoti ir specifinių yra niuansų. Tai migruojama dažniausiai dabar iš Hostingerio į WordPressą. Jau turiu keletą tokių užklausų, kur irgi reikės padaryti ir apie tai norėčiau pasikalbėti. Tai tema. Hostingeris, kaip atrodė prieš ir po. Ir tada e-komercijos dalis, kas mane tikrai be galo nustebino, kai produktą parduoda už 10 eurų, investuoja į reklamą, į mūgės, į savęs pristatymą ir vienų tapukų, kurie kainuoja 10 eurų, pagaminimas užtrunka 3 valandas. Jūs galite įsivaizduoti 3 valandas už 10 eurų. Tai reiškia, 3 valandas sugaišo prie gaminio ranko darbo, kurį parduoda už taip labai pigiai. Tai totaliai kainodara, tai antroji pusėje apžvelgsim visą šitą dalyką. Tai einam į Hostingerį. Taigi, pats Hostingerio puslapis atrodė šitaip. Labai paprastai savom jėgom buvo pasidaryta. Aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų tokius nuostabius gaminius daro ir drąsiai vis tiek ima, daro ir stengiasi, tai visą laiką sakau, bandykit žingsnis palei žingsnį, bus labai. Tai mes matome tokį vaizdą, taip, čia dabar jau nukreipia į reikiamą puslapį. Dabar taip, megzti batukai atrodė šitaip, visos pagrindinės kategorijos. Ir produktas pateikimas atrodo taip. Šiaip šriftas gražus, reikės jį gal nukopijuoti, bet turime tą tokį produkto vaizdą, ir kad mes suprastume krepšelis. Tai taip atrodė ir kaip ir minėjau prieš tai, biudžetas nėra kosmosas, bet mes neprisimenu, kiek valandų sugaišom, bet palyginus taip nedaug, žingsniukais palei žingsnį. Iš tikrųjų, Alina pati šaunuolė susikėlė visus produktus ir visą laiką prašo, kad parodyk, paaiškink, kad galėčiau pati pasidaryti, nes vis tiek yra. Tai po kažkiek to darbelį įdėjom kartu, bekuriant, bekalbant. Pagrindė viską darėm online kartu. Skiriam laiko, atsakymant į klausimus, į visus kitus kylančius, kas kur kaip pasidaro dėl ko. Ir šiandien irgi taipogi mes valandą prasikalbėjom. Šiaip buvo smagu išgirsti, nes buvau užmiršęs įdėti šitą skiltį. Bet tai va, šitą sakau padarau. Jau dėl to, kad užmiršau, nedadariau, tai čia nėra, štai šiandien nieko aš ir neprašau. Skiriu laiko, pabendravom, pakalbėjom apie strategijas, dar tokius dalykus. Ir sakau, padarysiu šitą video tau, kad žmonėm parodyti ir papasakot, kiek meilės darbo iš tikrųjų įdeda iš šitos viską, ką matote, tai yra rankų darbo gaminiai. Na ir tai va, ir pažiūrėkime tapukus, kaip atrodo, kad palyginus puslapis pasidarė tvarkingesnis, išsidėliojimai, krepšelį, iš karto galimybę paspaudė pirkti. Integravome šiuo atveju Payserą, naudojom pinigų surinkimui, įdėjom multisiuntas.
kad būtų didesnis kiekis pasirinkti įvairiausių siuntų. Na ir paprasčiausiai pažiūrėkim, kiek praeitas ledai, kaip atrodo kategorijos. Tai puslapis, šriftas senas man tikrai labiau patinka. Bet puslapis tapo kiek tai tvarkingesnis, aiškesnis. Kas buvo labai įdomu, pasirodo, Hostingeris limituoja įkeltų produktų kiekių ir jeigu tu nori jau daugiau, reikia kažkokius papildomus planus pirkti, užsakinėti ir tas jau tampa papildomas išlaidos. WordPress'as dabar nelimituoja tų produktų kiekių, ypač kai iki 1000-1500, tai galima drąsiai suktis ant WordPress'o. Pats turėjau savo asmeninius projektus, kuriame buvo taip, tai visai galiu pasakyti neblogai, su juo galima susitvarkyti. Tai va, tai mes turime tokį prieš ir po vaizdą. Ir dar taipogi naujienų skiltis, ką prieš tai irgi tenai norėjau pasidaryti, bet to nebuvo. Ir mūsų naujienų skiltis, o dar ir taipogi galima video pasižiūrėti. Va, matau, dar mums reikės šitą momentą pataisyti. Bet tobulumo ribų nėra. Tai ką turėjom prieš ir po, skirtumas yra didžiulis, sakau, daug klientas persikelinėjo tvarkę, mes jau darėm tą techninę dalį. Tai va, o dabar grįžkim prie tapukų. Kaip ir minėjau, tapukai smėlio spalvos 9-10 eurų. Imant matematiką, taip labai grubiai, nesigilinus į patį verslą, į struktūrą, aš kiek kalbėjau, tai klausiu, kiek užtrunka tu tapuko pagaminimas? Sako, 3 valandas. Tai reiškia, 3 valandas, vienai kojytei 1,5 valandos. Sakykime, medžiagos išeina apie eurą, gal 1,5. Reklamai turėtų išleisti 10-15%, sakykime 15%, nes šita rinka žiauriai arši yra. Ir tada supranti, tapukai 2,5 euro išleidi visiems šitiem reklamai ir medžiagoms. Aš nekalbu apie serverius ir visus kitas išlaidas. Tai lieka 7,5 euro. Tai jeigu mes visą tai padalintume iš 3 valandų, 7,5, tai 2,5 euro valanda. Atskaičiuokit mokesčius dar, sodros ir kitus dalykus. Tai toks yra hobinis momentas ir kitą kartą pagalvoju, kiek meilės dėmesio įdeda. Yra 2 sesės, jos abi neria. Viena sesė dirba pilnu etatu įmonėj, ta įmonė dirba pilnu etatu, o vakarais, kai turi laisvo laiko, tai neria kartu su savo sesė, tai kažkaip turi laiko, o Alina tai užsiema pagrindė, jos visą dieną neria, daro tos visus tapukus ir kad būtų galima parduoti. Truputėlį irgi šiandien bežiūrint, sakau, patikrinsiu, kokia yra kaina rinkoje. Ir dabar pas ją taip tapukus pasiėmiau, dabar kaip pavyzdys, tai rinkos kaina yra 18 eurų. Irgi visi yra rankų darbo, visi labai yra panašus. 18 eurų. 21 euras. Ir iš tikrųjų čia daug gražesni. Šitie gražus tikrai fainai ir labai, visi savotiškai panašus, bet yra 21 euras. Šičia jau kaina yra atitinka realybė, atmetus visus kitus darbo ir kiek laiko įdedama, tai kaina, praktiškai žmogus savo užsidirba minimumą atlyginimą. Tai iš to jau, jeigu ir to reikia dar paskaičiuoti, kiek reikia jų parduoti per mėnesį, įsivaizduojat, 16 eurų. Toliau 17 eurų. Ir čia dar visi kita. Ir čia 3 eurai. Arba buvo išpardavimas, arba masinės kiniškos gamybos.
Tai va, megzti batukai, bet 3 eurai. O čia buvo, galvojau, wow, bet gal buvo tiesiog visiškas pilnai išpardavimas, kad nebūtų. Tai va. Paskaičiavus, kad jeigu norėtų žmogus gauti atlyginimą, sakykime, 700 eurų į rankas, apie 1100 turi būti, apie 1100 su visais mokesčiais, jeigu su visų marketingu, tai turi parduoti į mėnesį, kas čia, 10 tūkstantį, ne 100, nesakau 1000, 100 tapukų turi per mėnesį parduoti. Jie turi dar ne tik tapukus, bet ir daugiau visokių dalykų, bet taip, pasiėmiau vienus tapukus ir tu turi parduoti 1000 jų, 1000, turi jų parduoti 100, kad tu galėtum savo atlyginimą turėti, nekalbant apie marketingą ir visus kitus dalykus. Tai jeigu mes paimtume marketingą ir vis kitą, reikėtų Excelį pasidaryti, kur susivedė, susiskaičiuoja, gal reikės vėliau įdomumo dėliai, bet tai va, tai toks apie 130-150 tapukų į mėnesį turi parduoti, kad tau apsimokėtų. Tačiau pas jų yra ten daugiau negu vien tie tapukai, yra kepuraitės, dabar va, sezonas yra labai aktualus, yra toliau mėgstukai, mėgsti, taip, čia siūlo komplektukai, migdukai, komplektukai, viskas yra rankom siūta, megzta, nerta. Tai jų pakankamai daug ir yra tam tikri dalykai, kurios turi vietoj. Šiaip, kur yra akcijos, tai pamatysit, kad, reiškia, turi vietoj kiekiai, kur nėra, tai arba turi vietoj, arba pasiūnama. Šiaip tai nemažai yra dalykų, kurios yra užsakius, iš karto nunerima, numesgama, per 1-5 darbo dienas yra padaroma, jeigu nėra. Tai merginos jos pastoviai neria, siuva. Ir ką galiu pasakyti? Pasidalinkit. Pasiekite jas, nueikit į Island Craft Instagramą, TikToką. Pasidalinkit. Nes ką daro jos, tai yra kosmosas. Ir kaip aš sakau, didinkit kainą, palei rinkos, sako, kaip mes čia nedrąsu, niekas nepirks. Padėkit jom, kainos yra juokingos, daro iš idėjos ir taip jau būna. Ir šiaip iš tikrųjų labai daug yra su kūrybininkais, kurie nusivertina save, nusivertina savo produktą, įdėtą darbą, pastangas ir reikia palaikymo. Iki sekančio.